įvarčių dar nėra įmušęs. Nukonkuravo dabar Emanuelį Kofį. Dabar smūgis ir įvartis. Opapa. Stanislavas Bilenkis kaip žaibas iš giedro dangaus. Iš dešinės ir panašu, kad prarado bent jau akimirkai, sekundės dalį koncentraciją ir Transinvest gynėjai, ir vartininkas. Neatrodė, kad tai būtų kažkoks netraukiamas įvartis, bet yra proga Vilniaus Žalgirio gerbėjams pasidžiaugti, pamojuoti šalikais ir paskanduoti pergalės šūkius. Arba bent jau pasidžiaugti tuo pirmoju įvarčiu. Mes pažiūrėkim pakartojimą. Stanislavas Bilenkis. Pasisekė, kad laimėjo šią mikrodvikovą prieš Denisą Bošnieką. Niekas Austrietai stato korpusą dvikovoje su Peteru Bosančičiu. Dominikas Frankė pavys kamuolį, pavijo ir gali kontratakuoti žalgiriečiai. Frankė kairiajame krašte ir vėl Nemanė Michailovičius ieško pratęsimo aikštės viduryje. Geras bandymas. Dominikas Frankė, perdavimas ir sveikiname Nikolą Petkovičių. Nepalieka be įvarčio šis serbas aikštės per pastaruosius, jeigu taip skaičiuosime, Šiauliai, Pirština ir Vilnius, tai ketvirtos rungtynės iš eilės, kai Nikola Petkovičius muša bent po vieną įvartį. Ir be abejo, reikia pagirti ir tokia jėga ir tokiu greičiu parideno kamuolį, kad nespėjo prie jo Edvinas Girdvainis, o Dominikas Frankė puikiai įkirtęs už varžovų nugarų, tikslus perdavimas ir 2-0. 2-0 priekyje Griežtane. Taigi, pirmasis kampinis antrame kėlinyje. Frankė jo perdavimas ir jeigu nepavyko pirmojų bandymų, tai antrojų Nikola Petkovičius visgi organizuoja savo dublį. Skėsčiojo rankomis Transinvest gynėjai, visiškai sugriuvo gynyboje šioje situacijoje. Be abejo, čia reikėtų gal pagirti ir Žalgirio trenerių štabą. Rolandas Džiaukštas yra atsakingas už standartinių situacijų parengimą ir įgyvendinimą. Ir čia viskas tobulai sukrito. Pažiūrėkime, kaip atsipalaidavo Nikola Petkovičius. Tiesiog kas, kur, kaip. Visi Transinvest gynėjai regis pajudėjo link artimojo virsto. O Nikola Petkovičius likęs išdidžioje vienumoje, galva iš pusantro. Vadinsime Kretingos minėje pirmos lygos komandą, nes šiuo metu pirmą vietą antrame pagal pajėgumą Lietuvos futbolo divizione užima Kretingos ekipa ir pagal tai, kaip stiprinasi. O čia Stefanas Miloševičius primena apie save, ragina komandos draugus griebti kamuolį. Taip pat šiam Juodkalnijos futbolininkui labai reikalingas įvartis iš eigos. Šį kartą ir Žalgirio gynėjai